Cukraus kiekis kraujyje turėtų būti ne mažiau kaip 4, bet ir ne daugiau kaip 10 milimolių litre. Tačiau kartais cukraus kiekis kraujyje gali nukristi žemiau 4. Kokie požymiai gali rodyti, kad cukrus yra žemas? Tai yra, atsiranda silpnumas, didelis alkis, pradeda svaigti galva, atsiranda nuotaikų kaita, atsiranda pyktis, agresija, verksmingumas, atsiranda bliškumas, ypatingai pablykšta aplink lūpas. Sunku susikaupti, sutrinka mąstymas. Atsiranda galvos skausmas, svaigimas, gali dvejintis akise, atsiranda rankų kojų drebėjimas. Ne visi šitie požymiai gali pasireikšti vaikam. Dar labai priklauso ir nuo amžiaus. Kuo mažesnis vaikas, tuo mažiau požymių jaučia arba naujai susirgęs diabetu gali nepažinti šitos savo būklės. Todėl yra labai svarbu iš anksto aptarti su vaiko tėvais ar jo globėjais, ką vaikas jaučia esant žemam cukraus kiekiui kraujyje. Jei pastebėjote šitos požymius, paprašykite, kad vaikas pasižiūrėtų cukraus kiekį kraujyje. Ir jeigu cukraus kiekis kraujyje yra žemiau 4 milimolių litre, nedelsiant nutraukit bet kokią fizinę veiklą, nes fizinė veikla mažina cukraus kiekį kraujyje. Ir vaikas turėtų suvalgyti tam tikrą kiekį ir tam tikros rūšies angliavandenių. Kiek angliavandenių ir kokius angliavandenius duoti, iš anksto aptarkite su vaiko tėvais ar jo globėjais. Po 15 minučių vėl reikėtų patikrinti cukraus kiekį kraujyje. Ir jeigu cukrus išlieka žemiau 5 milimolių litre, pakartotinai vėl reikėtų duoti angliavandenių. Ir jeigu būtina, susisiekti su vaiko tėvais. Noriu pabrėžti, kad šiuolaikinės technologijos leidžia stebėti cukraus kiekį kraujyje ir tėvams ir jie gauna garsinį signalą į savo telefonus, jeigu vaikui nukrenta cukraus kiekis kraujyje žemiau 4. Ir cukrus gali nukristi ne tik tai per pertrauką, bet ir per pamoką. Todėl vaikas turi turėti galimybę, jeigu reikia atsiliepti telefonu netgi ir per pamoką ir suvalgyti atitinkamą kiekį angliavandenių per pamoką. Ir jeigu vis dėlto vaikas prarado sąmonę dėl žemo cukraus kiekio kraujyje, būtina nedelsiant kviesti greitąją medicinos pagalbą. Tik noriu iškart perspėti, kad naudojant šiuolaikinės technologijas, tas įvyksta labai retai. Cukraus kiekis kraujyje gali nukristi dėl įvairių priežasčių. Jeigu vaikas susileidžia insulino ir nepavalgo arba pavalgo mažiau, taip pat nuo fizinės veiklos gali kristi cukraus kiekis kraujyje. Tik noriu pasakyti, kad jeigu cukraus kiekis kraujyje pakilo ir laikosi stabilus, vaikas gali likti mokykloje, jam nereikia eiti namo. Kokius angliavandenius ir kiek reikėtų duoti vaikui esant žemam cukraus kiekiu kraujyje, aptarkite su vaiko tėvais ar jo globėjais. Kad vaikas turėtų visada angliavandenių, tai tėvų atsakomybė. Gera praktika yra, jeigu tėvai palieka ir mokytojams angliavandenių. Kokie tai galėtų būti angliavandeniai? Tai tinkami yra gliukozės tabletės, kieti čiulpiami saldainiai, ar tai sultis būtų, visiškai netinka šokoladiniai saldainiai. Yra labai svarbu, kad esant žemam cukraus kiekiu kraujyje nesuleistumėte insulino, nes insulinas dar labiau sumažins cukraus kiekį kraujyje. Pirmo tipo cukrinis diabetas kelia daug iššūkių vaikui ir jo šeimai. Ačiū už jūsų supratingumą ir rūpestį.